Pradžios knyga, 33 skyrius. Jokūbas pakėlęs akis, pamatė ateinantį Ezavą su 400 vyrų. Jis paskirstė vaikus tarp Lėjos, Rachelės ir abiejų tarnaičių. Sustatė tarnaitės ir jų vaikus pirmoje eilėje. Lėją ir jos vaikus už jų, o Rachelę ir Juozapą paskutinėje eilėje. Jis pats nuėjo pirma jų ir 7 kartus nusilenkė iki žemės, kol susitiko su broliu. Ezavas nubėgo prie jo, apkabino jį ir puolęs jam ant kaklo, pabučiavo, ir jie abu verkė. Pamatęs žmonas ir vaikus, jis klausė, kas šitie? Tas atsakė, vaikai, kuriais Dievas apdovanojo tavo tarną. Tada priartėjusios tarnaitės su savo vaikais nusilenkė. Paskui priartėjo Lėja ir jos vaikai ir nusilenkė. Pagaliau priartėjo Juozapas ir Rachelė ir taip pat nusilenkė. Ezavas toliau klausė, kam tie būriai, kuriuos sutikau? Jis atsakė, kad rasčiau malonę savo valdovo akise. Ezavas atsakė, mano broli, aš turiu užtektinai, pasilaikyk, ką turi. Jokūbas tarė, o ne, jei radau malonę tavo akise, tai priimk iš manęs šią dovaną. Aš matau tavo veidą, tarsi matyčiau Dievo veidą, ir tu esi man malonus. Prašau, priimk palaiminimą, kurį tau atnešiau, nes Dievas buvo man maloningas ir aš visko turiu. Jokūbui prašant, brolis priėmė dovaną. Tada Ezavas tarė, dabar keliaukime, aš eisiu tavo priešakyje. Bet Jokūbas atsakė, mano valdovas žino, kad vaikai gležni ir kad dalis avių bei galvijų yra jaunikliai. Jei juos per greitai varysime nors vieną dieną, jie išgaiš. Mano valdove, eik pirma savo tarno, o aš pamažu toliau judėsiu, kaip įstengia eiti gyvuliai ir vaikai, kol nueisiu pas savo valdovą į Seyrą. Tada Ezavas sakė, leisk man palikti su tavimi dalį savo žmonių. Bet tas atsakė, kam to reikia, kad tik surasčiau malonę savo valdovo akise. Ezavas tą dieną sugrįžo į Seyrą, o Jokūbas judėjo toliau į Sukotą. Ten jis pasistatė namus, o gyvuliams pastogės. Todėl pavadino tą vietą Sukotu. Jokūbas, keliaudamas iš Padan Aramo, laimingai atvyko į Sichemą, kuris yra Kanano krašte, ir apsistojo šalia miesto. Sklypą, kuriame pasistatė palapinę, jis nusipirko iš Sichemo tėvo Hamoro sūnų už 100 monetų. Jis ten pastatė aukurą ir jį pavadino Izraelio Dievo galybė.